mūsų moksleivė, garbi moksleivė, kanklininkė Viktorija Moniūtė. Jos, kaip nekeista, yra dvi pusseserės, kurią mes vėliau irgi pamatysim, kurios pasirinko šitą va instrumentą kanklis, kuris labai gerai ir gražiai skamba, aišku, kada su jom gražiai grojama. Viktorija, kaip sakyk tau, kaip tu atsiradai muzikos mokykloje? Kaip čia tau išėjo, kad tu pradėjai lankyti muzikos mokykloje? Mano klasiokė, tokia Sonata Markutė, iš pradžių pirmą pati ėjo į muzikos mokyklą grojant pianiną. Tai man mama sakė, gali eiti ir tu į muzikos mokyklą. Aš norėjau pianiną, bet mama sako, geriau ant kanklinas, liaudiškas instrumentas. Taip. Reiškia, pastumėjo mama, kad kanklės. Na, o paskui tau besimokinant groti kanklėm, kaip dabar jos tau patinka? Ar gailės, kad geriau negroji pianinu, o kanklėm groji? Ne, patinka man. Patinka tau tas instrumentas, jau. Na ir kiek tu jau metų groji kanklėm? 4,5. Jau 4,5, jau. Šaunu. Sėkmės tau ir toliau groti kanklėm. Tai va, čia antroji kanklininkė yra mūsų muzikos mokyklos, tai yra Kristina, kaip jau sakiau, kitos mergaitės pusseserė. Aš pradėsiu nuo kito galo. Sakyk, kiek metų tu jau mokinies muzikos mokykloje? 4,5. Taip pat kaip ir tavo pusseserė, 4,5. Dabar dar pasakyk man savo mokytojos pavardę ir vardą, jeigu žinai, kurį tave mokina kanklėm. Mokytoja Daiva Palioninė. Ir dar kitos specialybės. Rodos Irina Ališauskinė. Aha, o čia Ališauskinė ką tau mokina, kitą specialybę? Smuiką. Ai, smuiku dar mokinės? Oho, smuikas ir kanklis. Na, o kas tave pastumėjo į muzikos mokyklą? Irgi mama? Pusseserė Viktorija. Viktorija? Tai tau Viktorija turi įtakos, jo, šiek tiek? Aha, o jį už tave vyresnė ar jaunesnė, kaip čia? Vyresnė. Kodėl vyresnė? Na, aišku, savaime, vyresnis turi, jaunesniam turi įtakos. Tai reiškia, nusprendėt abi mokintis kanklėm. Ir tau patiko taip pat kanklis. Bet dar ir smuikas, jo? Smuiką nesenai pradėjau, prieš metus. Taip. Na ir kanklis, kaip dabar pasiklausim, tai irgi tau neblogai sekasi mokintis, ar ne? Visko buvo. Na ir kaip tu galvoji, kada baigsi Akmenės muzikos mokyklą, ką toliau darysi? Ar negalvoji, kad galbūt reikėtų ir toliau pabandyti mokintis, ne? Jo? Na šaunu. Tada lauksim tavo interviu po kiek metų? Nežinau. Na, kai baigs vidurinį, jo? O kiek dabar tau metų? 11. 11. Nu, o tai dar reikės truputėlį palaukti. Tai vat, kada baigs vidurinį, tada pasižiūrėsim. Tada paimsim dar vieną interviu, jo? Ačiū. Dar viena mūsų pačią vyriausią akordeonistę, žinoma, amžium iš visų akordeonistų, mūsų akordeonistė Dovilė. Dovilė, kiek metų, kaip tu jau groji pas mus akordeonu? 3. Taip, reiškia, Akmenės muzikos mokykloje tu mokiniesi groti akordeonu jau 3 metai, o prieš tai tu dar kažkur mokinaisi groti ir kažkuom. Tai nuo darželio laikų man labai patiko dainuot ir akompanuodavau pianistę. Ir man labai patiko ir nuo darželio laikų jau pradėjo vežti naują Akmenę, nuo naujinis klasę, žodžiu. Na ir aš pradėjau mokytis pianinu. Bet man nebuvo sąlygų mokytis, neturėjau pianino. Tai atsirado Akmenėj muzikos mokykla ir perėjau Akmenėj į akordeono klasę, nes kažkaip traukė akordeonas. Aišku, o dabar truputėlį prie grojimo, prie mokinimosi groti, tave, kiek supratau, pastumėjo ir mamos iniciatyva buvo, kad tu mokintumėsi muzikos. Ar tau nereikia visiškai, kad mama tavęs paragintų, o tu pati veržeisi tą, kad mokintis muzikos? Taip, naujoje Akmenėje tai buvo, kai buvau dar mažesnė. Čia
kažkiek į akmenę, kažkiek mama pastumėjo, aišku. Na, o dabar tu vietoje pianino groji jau akordeonu ir, sakyčiau, neblogai groji. O šitas instrumentas ar tave tenkina, ar norėtum kokį nors kitų instrumentų mokintis? Man tenkina, kodėl, aišku, gerai. Dabar tu lankai kelintą klasę? Bendro lavinimo mokyklos? Ne, bendro lavinimo klasė, kur mokyklos? Mokyklos 10 klasė. 10 klasė. Tai reiškia dar poras metų ir tu baigsi vidurinę mokyklą. O ar tu negalvoji rimtai ruoštis studijoms, sakysim, kad ir to paties instrumento akordeono, aplamai muzikos studijoms, akademijoje? Nesiruoši tą daryti? Kažkiek esu galvojusi, bet dar tiksliai, va taip. Bet dar taip visiškai neapsisprendžiai. Neapsisprendžiau dar. O kada manai apsispręsti? Nežinau. Nu ką, šiais metais reikėtų apsispręsti? Nu kaip žmonės sako, laikas nelaukia, laikas bėga, laikas teka. Paskui gali būti jau ir per vėl apsispręsti, reikia kuo greičiau. Aš tau linkiu šitą padaryti, kuo greičiau apsispręsti. Na, o dabar aš manau, kad mums Dovilė kažką tai pagros iš savo turimo repertuaro.
Taigi va, pasiklausėm tavo neblogo, Raimondai, grojimo, būtent Bramso vengrų šokis, numeris 5 tu mums sugrojai. Sakyk, kiek tu metų amžiaus turėjai, kada tu pradėjai mokintis groti akordeonu? Pradėjau groti nuo 3 klasės, buvo apie 11-10 metų. Na, o kaip čia, ar tu pats pasisiūlei, kad nori lankyti muzikos mokykloje, būtent akordeono klasę, ar kas nors tave suagitavo šitam dalykui? Mane pastumė tą muziką pradinių klasių mokytojų. Pasiūlė eiti į muzikos mokyklą, pasirinkau akordeoną. Ir kodėl tu būtent pasirinkai akordeoną, pavyzdžiui, ne smuiką, ne fortepijoną, ar kad ir tas pačias kanklės? Labiausiai traukė prie akordeono. Reiškia, patiko akordeono, akordeono tembras, akordeono garsai. Na, o kokios tavo tolimesni planai, kokios, ką tu manai daryti, sakysim, va. Tiesa, kelintą klasę tu lankai dabar vidurinės mokyklos? 8. 8 klasė. Nu, tai kiek dar liko? 4 metai ir tu būsi baigęs vidurinę mokyklą. O ką toliau žadi daryti, baigęs vidurinę mokyklą? Žadu studijuoti akordeoną. Žadi studijuoti akordeoną. Reiškia, tu jau tvirtai apsisprendęs, ar tik tai taip dar galvoji? Jau manaus. Taip jau manai. Reiškia, galim tikėtis, kad kada nors, ne taip jau kada nors, sakysim, už kokių 10 metų, galim sulaukti tavęs sugrįžtančio iš mokslų į Akmenę ir kad tu galėtum vėl toliau mokinti kitus akordeonistus groti, jo? Su aukštoju išsilavinimu akordeonistas. Ir va toliau tęsi mūsų Akmenės miesto tradicijas, kad būtų populiarinamas muzikos instrumentas akordeonas. Labai šaunu. Labai šaunu, kad tu šitaip sugalvojai. Ir ko gero, Dovilė dar mums apsispręs. Ir jau mes turėsim gan nemažą. O tiesa, dar galiu pridurti, kad vienas jau mūsų akordeonistas mokinasi, jau studijuoja akademijoje, toks Erleckas Jonas, irgi buvęs mūsų mokinys, kuris irgi iš čia išėjo, iš mūsų kalvis, išėjo į plačius vandenis, mokinas dabar akademijoje, irgi tikimės, kad sugrįš į Akmenę. Ačiū už interviu. Mat, Gabrielė, tai tu mokiniesi Akmenės muzikos mokykloje groti akordeonu. Tu mokiniesi jau dabar, pas mane pirmus metus, ar ne? Taip. O dabar sakyk, kas tave čia taip sudomino, kad tu nusprendei mokintis akordeonu groti? Kaip čia atsitiko? Labai patiko. Labai patiko? Akordeonas. Labai patiko akordeonas, jo? O kas nors pagroja su tom akordeonu, ar kaip ten buvo, kad tau patiko jis? Mano močiutė labai gražiai groja su akordeonu. Jo, aš pirmas iki išgirdau, kad tau močiutė groja akordeonu. Jo, na šaunu. Ir tu nusprendei pagroti kaip močiutė, jo? Šaunu. Na, o dabar tau įdomu mokintis akordeonu groti? Įdomu. Jo. Ir tau nesunku mokintis? Ne. Ir aš manau, kad tu išmoksi ir labai gerai grosi, jo? Taip? Gerai. Tai gal tu mums ką nors dabar pagrosi? Na, pagrok, Gabrielė, mums ką nors.
Puiku, o kaip? Na ir ką mes čia išgirdom, kas per kūrinys čia buvo? Čia Nedėlios rytelis maršas. Nedėlios rytelis maršas, Nedėlios rytelis. Na tai, Janytė, tave visą laiką vadino Janytė, o dabar kaip gal tave Janina vadina jo? Ką? Kas kaip? Kas kaip, jo? O mama kaip tave vadina? Janytė. Janytė. Aš irgi tave Janytė tave vadinu. Nors jau tu paaugai, jau ir Janina galėtum būti vadinama, bet vis vien man patinka Janytė vadinti. Tai kaip, Janytė, tu dabar pradėjai tą akordeoną, taip įsižiūrėjai tą instrumentą, kad pradėjai su jom groti? Pirmą brolis grojo ir paskui man labai didelis noras užėjo. Aha, tu pradėjai paviduliauti broliui, ne? Ne, tiesiog taip labai trošku. Aha, reiškia, brolis kažkiek tai padarė tą įtakas, kad tu pradėjai irgi mokintis akordeoną. Ir aš, kaip pastebiu, tai tu greitai nelabai benusileisi broliui, nors tu žymiai vėliau pradėjai mokintis, bet turiu tai pagirti, tu esi labai darbšti mergaitė, o darbštumas labai reikalingas yra muzikantui. Na ir kiek tu dabar kūrinių groji? Jau 4 kūrinius groji. Nu taip va, tai tu greitai galėsi jau dalyvauti, ir dabar repertuaras tau ir nelengvas jau, ir tas sunkesnis, kurį groja vyresniosios grupės vaikai, tai tu greitai perėsite vyresniųjų grupę, aš taip manau, ar ne? Nu va. O ateityje, o jeigu tau visą laiką taip labai gerai seksis, tu labai gerai taip dirbsi, ar tu ateityje nemanai, kad tu pasirinksi muzikanto kelią, studijuosi muziką, mokinsies toliau, ne? Negalvoju. Negalvoji dar, ne? Aišku, dar laiką ir pagalvoti. Bet žinoma, ką išmoksi, tai, kaip sako žmonės, ant pečių nenešiosi, ar ne? Mokėsi labai gerai. Nu tai ką, labai ačiū tau už interviu.
Šaunu. Kas čia per kūrinys toks buvo? Nykštukai. O gal tu pameni, kas jį parašė, tą kūrinį? Ne. Nepameni. Taip, nykštukai. Na, aš manau, tu mokiniesi daugiau kūrinių groti, ar ne? Taip. O kiek metų jau tu kaip mokinies muzikos mokykloje? Antrus dabar eina. Antrus metus. Visiškai neblogai. Pagal tą, kad tu antrus metus mokiniesi. Na, o sakyk dabar, Dovydai, kas tave paragina ateiti į muzikos mokyklą ir mokintis groti? Biškai gal mama paragina. Mama jo? Marija kreičiu per dieną. Aha. Tai mamai patinka akordeono muzika truputį, no? Na, o tu namuose mamai pagroji kartais? Pagroju. Pagroji. Ir mama ką? Klausos tau grojimų? Klausus. Taip. Tai reiškia, tu turi nemažai pareigojimo prieš mamą, jo? Reiškia, turi išmokti vis kuo daugiau ir kuo gražiau groti, kad mamai būtų labai linksmai smagu klausytis, kaip tu groji, jo? Na, o tavo planai, kom tu užaugęs, baigęs mokyklą, kom tu norėtum būti, ką tu pasirinksi, kokį sritį studijuoti, pavyzdžiui, įsigyti profesiją ar specialybę kažką, tai neplanuoji, tokių dar nėra planų galvoji, ne? Nežinau. Nežinai? Negalvoju. Jo, bet kažką tai mėgsti labiau negu kažką kitą, ne? Nu, gali. Nu ką? Na, daktarų, inžinierių, mechanikų ar dar ko nors. Nežinau, dar negalvoju. Negalvoji. Bet aš manau, kad netaip jau daug laiko tu pradėsi galvoti, ar ne? Gerai. Na, o kada išmoksi gerai groti, tai irgi bus gerai, ar ne? Taip, žinoma. O ką aš čia žinau, gal kartais ir suvilios muziką ir muziką pradėsi mokintis. Ar ne? Žinoma. Taip. Nu, puiku. Ačiū tau. Nu taip, dabar kalbinsim mūsų vyresniųjų akordeonistų narį, akordeonistą mūsų, Alvydą Liutaitį. Dabar, Alvydai, tu pasakyk, kaip tu atsiradai čia mūsų muzikos mokykloje ir kodėl tu pasirinkai akordeoną, būtent akordeoną? Nu, šiaip mano sesuo norėjo eiti fortepijoną ir mano senelis groja su akordeonu, tai ir aš norėjau su akordeonu. Tai čia reiškia, tokį impulsą senelis davė, kad pradėti groti. Jo?
Na ir tau pačiam, kaip dabar atrodo, ar tu teisingai pasirinkai tą instrumentą, ar reikia kitą instrumentą pasirinkti? Man atrodo, kad teisingai. Teisingai atrodo. Na, o kaip, dirbti daug reikia, kad norint išmoktum akordeoną groti? Nemažai. Nemažai reikia dirbti, jo. Na va, tai gal tu tada mums ką nors pagrosi iš savo repertuaro, jo? Ir ką tu pagrosi? Našlaitėlis antrą dalį. Našlaitėlis antrą dalį ir kas ten tą našlaitėlį parašė? Nepameni? Koks Četkauskas, man atrodo. Na tai pagrok tada mums tą antrą dalį. Ir visiškai neblogai. Šaunu, ačiū tau.